Liepos 6 diena, kai visa Lietuva prisimena savo valstybės pradžią. Šalčininkuose šį ypatingą šventę subūrė bendruomenę kartu pagerbti karaliaus Mindaugo karūnavimą, įvykį daugiau kaip prieš 700 metų pažymėjusi Lietuvos valstybės gimimą. Sveikindamas susirinkusiuosius, Šalčininkų rajono vicemeras Valdemaras Liževskis priminė, kad valstybės istorija – tai kelias, kuriuo mūsų tauta žengė per išbandymus, stiprėdama ir kurdama savo ateitį. Tai kelias paremtas vienybė, ištverme ir atsakomybė už savo kraštą. Šalčininkų seniūnas Miroslavas Neverkevičius pabrėžė, kad Lietuva nekartą įrodė savo teisę būti laisva ir nepriklausoma valstybė. Valstybės diena – tai proga dar kartą pasakyti pasauliui, jog didžiuojame savo šalimi ir norime čia kurti ateitį. Šventės metu Vilniaus Litų Rotary klubo atstovai Šalčininkų rajonui padovanojo Kvedlinburgo analų faksimilę, vieno svarbiausių Lietuvos istorinių šaltinių kopiją. Būtent šiame dokumente pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Tai dovana primenanti, kad pažindami savo istoriją galime drąsiai kurti ateitį. Šventinę nuotaiką kūrė viena ryškiausių Lietuvos atlikėjų Evelina Sašenko. Kartu su akordeonininku Nerijumi Bakula ir pianistu Pauliumi Zdanavičiumi ji dovanojo jautrią muzikinę programą, kurioje skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę ir meilę tėvynei. Lygiai 9 valandą vakaro šalčininkai prisijungė prie viso pasaulio lietuvių ir vieningai sugiedojo Vinco Kudirkos tautišką giesmę. Tai akimirka, kai skirtingos kartos ir bendruomenės susilieja į vieną balsą, primenanti, kad valstybės stiprybė gimsta iš žmonių vienybės. Po himno Šalčininkų salelėje sužibo atminimo laužas, šviesos, pagarbos ir vienybės simbolis. Vakaro pabaigoje žmonės dar ilgai bendravo jaukioje pikniko atmosferoje, dar kartą patvirtindami, kad valstybės dienos prasmė gyva ne tik istorijoje, bet ir mūsų bendrystėje, kuri kasdien kuria Lietuvos ateitį.